Gerbiamieji žiūrovai, prašome neišsijungti mobiliųjų telefonų, nes spektaklio metu jums gali paskambinti. Aš žiauriai sumušiau savo jaunesnę sesę, jinai daugiau niekada nebevaikščio. Man dėl to labai gėda. Antanas Ruduks. Labas vakaras, gerbiamoji publika. Labai smagu, kad šį vakarą buvote su mumis. Po 10 minučių mes jūs kviečiame į aptarimą su spektaklio kūrėjais. Ačiū. Jo, šuns dienos. Aš esu skaitęs, kaip tas moteris būna mėnesinės dienos, pas vyrus būna šuns dienos. Tada viskas taip eina. Veikiai. Aš esu Remigijus, gimiau 1896 metais ir artistų šeimoje. Mano mama moteris su barzda, tėvas sunkumų kilnotojas. Mirus tėvui persikėlėme į sostinę Tamavą, mama dirba kirpėlai su alkio akrobatė. Aš nuo 2,5 metų žinojau, kad tapsiu artistas. Rodos esam jau 6. Vaidmenys lyg ir visi. Nors nepalauk, yra toks vienas, jisai be teksto veikesnei tema. Aš nesu tikras, kaip tai suveiks. Neįsakyk, greičiau varai mane iš proto! Jums skambino aktorė Emilija Latėnaitė Beliauskienė. Vykdom apklausą apie teatrą. Ar dažnai vaikštot į teatrą? Aš žinot, kodėl dančiais tokie. Iš prigimties. Režisieriai, įkliuvę antrąjį kartą, bus sušaudomi, o scenos, kurios liks tuščios, viešai sudeginamos.